Žinia, kad karo akademijos pulkininkas internete susipažindavo su 9–13 metų mergaitėmis ir jomis pasinaudodavo, sukrėtė Lietuvą 2009-aisiais. Nustatyta, kad aukų jis ieškodavo pažinčių bendravimo svetainėse. Čia daugybė nepilnamečių skelbia informaciją apie save, deda nuotraukas ir ieško pažinčių. Daugelyje tokių svetainių netikrinama, kas registruojasi. Tuo gali pasinaudoti ir piktų kėslų turintys žmonės, pavyzdžiui, vagys. Vartotojai susikuria, tai yra vaikinai dažniausiai susikuria merginų anketas, į anketas įsideda gražių merginų nuotraukas ir apsimetinėja jomis. O tikslas yra tas, kad gražios merginos pakviečia vaikinus susitikti ir tada susitikimo metu tie apsimetėliai atima iš tų nieko nežinančių vaikinų mobiliuosius telefonus, pinigines ir visą kitą turtą. Tinklalapių, kur bet kas gali įdėti savo nuotrauką, skelbti telefono numerį, rašyti, ką mėgsta veikti ar ieškoti pažinčių, daugybė. Nekalbėti gatvėje su nepažįstamais nuo mažens mokomi paaugliai linkę pamiršti atsargumą, kai bendrauja internetu. Čia jie drąsiai viešina savo nuotraukas, rašo kiek jiems metų, kur gyvena, mezga virtualias pažintis. Gal didžiausia grėsmė, kad gali tiesiog tavim apsimes kas nors, ten pavogti tavo akauntą, nors taip. Ir gal ką nors netokio pasakyti, ir dar kažką. Bet šiaip manau, kad grėsmės didelės nėra. Jei kas nors manęs savo paštu paklaustų kokį nors savo duomenų, koks nors nepažįstamas žmogus, tai aišku nesakyčiau, bet kokiam nors Facebook'e ar pašte, tai mane nebaisu skelbti savo vardą ir pavardės. Aš nežinau, kas čia blogo gali būti, susirašinėti ir bendrauti su žmonėm. Juk jie tau nieko nepadarys kalbėdami. Nors to nesitiki, pokalbių ar pažinčių svetainėje sutikta Sigutė gali būti nedraugiška 12-metė, o ją apsimetę suaugęs, galintis turėti įvairiausių kėslų. Aš suprantu, kaip tau sunku. Aš suprantu, kaip tu dabar jautiesi. Taip, mano tėvai irgi šiokie, tokie ir anokie ir manęs nesupranta. Bet aš tave tai galiu suprasti. Ir iš tiesų tie kabliukai ir yra per gerumą, per supratimą, per emocijų atspindėjimą. Ir tarsi tarp kitko yra paprašoma, gal gali man atsiųsti ten kažką, gal gali padiktuoti. Ir kaip tokiam geram žmogui, kuris tave taip supranta, kuris tau kažką atsiunčia, tau kažką pasako, tai kaip čia dabar neduos, jisgi mano draugas, jisgi man gero linki. Ir tai suveikia. Bendraudamas internete su virtualiais draugais, nesakyk ir nerodyk savo vardo pavardės, asmens kodo, gimimo datos, telefono numerio arba namų adreso, elektroninio pašto adresu, jeigu jame yra tavo vardas ir pavardė, savo ir šeimos narių nuotraukų. Bet man patinka bendrauti internete, taip aš susirandu naujų draugų, tai ką daryti? Žinoma, bendrauti. Tik laikykis saugumo taisyklių. Atsisakyk visų įtartinų pasiūlymų, nustatyk, kad tavo duomenys matytų tik draugai. Jiems, ko gero, norės įrodyti tik įdomias nuotraukas, provokuojančioms internete ne vieta. Ir labai svarbu yra nesusitikti su virtualiais draugais, o jeigu jau susitiksite, tai būtinai viešose vietose bei lydimiems suaugusių ar tėvų. Tai jau ne paaugliams vis dėlto patarimas, o tėvams, kad bendraukite su savo vaikais ir stebėkite, ką jie veikia, kuo jie užsiima. Skatinkite, girkite, drąsinkite. Lygiai taip pat kaip tie
blogiečiai, kad gali daryti, tai jūs būdami iš tikrųjų mylinti žmonės, jūs galite labai daug pasiekti su savo vaikais, jeigu jais džiaugsitės ir jais dalinsite savo ten mintim ar emocijom. Jei būsi atsargus, internetas atvers daugybę naujų ir įdomių galimybių. Bendraudamas būsi saugus, jei pats elgsiesi saugiai.